kažmojat. Pasiruošusios eit kitur. Šiaip da galėtume čia būt ir būt. Kuš čia per trydą? Nu čia tai geras, geras. Nu tikrai geras. Nu eikit jūs į viršų su Laurynu, aš einu piemenį susirinkti. O grožiai kokie. Ką berusiuks. O, kokie kakiai. Nu, bliau, tikrai geri. Nieko negali sakyti. Nu, tikrai geras kakis tau iškrito. Tikrai geras. Tikrai geras. Ką tu pasakysi? Na, aišku, biškai yra tų nesuvirškinta. Bet šiaip tai vis tiek, ne tai baisi kaip su šienu būtų. Mažai jų čia kažkaip labai atrodo. Nu, tai, o tai kaip tu įsivaizdavai? O tai kam tą ganyklą, jeigu karvių nepervedam? Nu tai taip, bet tai čia reikia pakelti 2 piemenis ir paginti visus, kad tikrai praeitų. Tai tiesiog, o tai negalit ateit padėti? O kodėl aš čia negal pasileikti? O kodėl jūs tiesiog negalite ateit padėti man? Wow. Tai aš dabar įdėsiu tą į YouTube'ą, kad išliktų visam gyvenimui ir galėčiau jums rodyti po 10 metų, kokie jūs buvot man nepagalbininkai. Tėtis nuėjo pabaigti ganyklą padaryti. Man tai lendrunikė labai daug baimės kėlė, kadangi jinai vėlai gimė. Ir tas kailiuksės toks vasarinis, bet žiūriu, ne visada jie tokie kažkaip, nežinau. Labiausiai dėl jos pergyvenu, bet jinai taip ramyvo savo. Ant tą mažytę va. Dieva gražuolį kailiuoti. Nu kur tu su tokiu kailiu sušalis? Pasižiūrėkit, koks ilgas kailis. Tam gerai auginatės kailį, ne? Kai dienas pradeda trumpėti, kailio augims labai suaktyvėjai. Ir ruošia žiemai gyvaliukai. Kažkaip būdavo normalu. Taip. Ir stirnas taip pat daro, ir kiti gyvaliukai. Tik žmonės kažkaip labai tokie jautrus viskam yra palikę ir nupezę į pūdymus ne ten, kur reikia, aš sakyčiau. Gal taip su tais jautrumais. Tokiais. Nežinau, mes vakar kalbėjom su Laurynu, kas yra geriau, ar joms va dabar čia būt, ar, pavyzdžiui, būti uždarytom tvartose savo šūduose ten. Nu, nes vis tiek, neišvengsi to, ten jos būna daug šiek tryp tą šūdą ir ten visas šūdinas, labai jos švarės, gražios, karvytės. Nu, nežinau. Man atrodo, kas labai priklauso nuo požiūrio taško, kaip tu žiūri į tai. Aš, pavyzdžiui, tikrai nemanau, kad jos pas mus čia labai kenčia. Savo žalikė ėsdamos. Aišku, aš kažkaip Laurynas tai šiandien atsidarė vinti tą programėlę ir scrollint per tas dienas. Nuostabu. O Jėzau, jeigu visa tokia žiema bus, tai mes nevareisim namo. Tai aš nežinau. Aš tai nepasiryšiu, kažkaip tikiuosi bent ant kalėdų pareit. Bet Laurynas tai aktyviau nusiteikęs tam. Nu, bet kaip bus, pamatysim. Nu jo, apie 3,6 suskaičiau, nu tai panašiai kaip 3,8. Kažką tokio numetė. Bet va, atein iš tikrųjų tos 3,8. Nu, skaičiuota jau didysis. Taip suskaičiavai ir nusprendė, kad 3,6 tai yra 3,8, ne? Ne mažiukai, ten teličikės. Nu, jo, va, jaučiu kokią morką. Vincai, pakelk. Mažuti, nekelk taip aukštai, svarbu nesviruok. Čia 5-4.
Gražus vaizdelis. Ir čia irgi neblogai va. Ten, nesimato už kalno sniegas yra, nes čia jau buvo plotas, o čia va dabar daviau naują. Tai naujas ir žolė, ir sniegą. Ir va visur pabiškį pakeliam. Mūsų niekas neklausia, kaip mes įsmeigiam tos koliukus į sušalusią žemę. Įdomus dalykas yra tas, kad jinai nėra vietam sušalus, matyt, kuo yra aktyvesnė dirvožemio to mikroorganizmo veikla, tuo ilgiau tos nelaikosi, jinai nesušausi. Va čia, pavyzdžiui, jaučiu, kad lengviausiai įsmeigia. O, gražuolės. Paliekam karvytes. Papasako, kaip tu jauties žiemą ganydams karves. Gerai. Gerai? Tu tai gerai jauties. Aš tai sakiau, kad man tai sunku yra. Sniega nėra, nu tai svarbiausia, ne? Aha, dabar ryte žiūrėjau kolegų iš Vokietijos pietinės Miuncheno pusės maždaug tai koks 30 visas cemų sniega. Pas mus tai čia mizernai pasnygė. Tai galim sau leisti pievose dar gyventi. Nu, tai va, pas mus tiek daug prisnigtų, tada jau reiktų kažką galvoti, bet dabar štai dar nesimato tų sniegų tokių. Aha. Jo. Tai oficialiai šiandien yra gruodžio 3. Pernai metais tokiu laiku parsivedėm. Nu, gruodžio 3 parsivedėm. Namo. Nes buvo rimtam kažkur. Jo, buvo labai daug sniego. Ir tai jau 2 savaitės jos gyvena su kokiu 2 cemų sniego mažiausiai. Tai va, tai žodžiu, tada buvo turbūt sunkiau, bet tada irgi gavos gerai, nes užsnigo lapkričio mėnesį, nebuvo tiek tų šalčių ir užsnigo ant tokios žalės ir tada kaip tik ta žalesnė išsilaiko po to sniego, negu kad vadava, pavyzdžiui. Jinai pirmą peršalo ir tada užsnigo. Tai man atrodo geriau yra, kai jinai nebūna tokia peršalus ir ją uždengia sniegą. Nu žodžiu, bet geriau, bet šiemet ilgiau būnam, tai gal ir negeriau. Užsiemusios. Faina, ne? Va tai va matyti, kad užsiemusios yra, reiškia jos... Nu, aš čia save. Godžiu. Nu taip, nu. Tai dabar su Laurinu kalbėjom, kad mes labai esam to posakio tikrai išgyventojai, kur ten pranašu savam kaime nebūsi. Tai tau šeimai ir artimieji pasakoja apie Šiaučiūną arba apie kieno ten Radzevičiaus fermą, ne? Jo, ir patariniai, kaip čia turėtum daryti, remintis jų patirtim. Niekas nesako, davai, darykit, padarysit, varykit. Maždaug, ne, nu kam jūs čia šis, aš nesuprantu, apsitvertumėt normaliai, vargstat, knisatės tiesiog, nu kam taip reikia? Mes tokį kontentą gaunam. Nu pasakyk, kad ne. Pasakyk, kad ne tokį. Laurinai. Kaip tave parodys per teliką. Ir aš būsiu reikšminga, ne? Tada. Mhm. Daug liko. Ko nebedaug lika? Šis tave per teliką. Man išvis ir telka. Bijau, kada daug. Nebent kokiu blogu atspalviu. Tai tada tikrai nedaug. O, šiek vieną karvę atsisuko, pamatė mūsų, išgirda juoką. Sausį vasarį, jeigu dar tęsim čia. Jeigu sausį dar būsim čia, tai tikrai vis tolstam nuo namų. Per tas ganynų vis pakeldami, bet niek nepadarysi. Oho! O Jezu! Ai, margiukai, neužgavo tavęs. Margi. Biški užgavo, man atrodo, ne? Ks. Pagalvoj kokią pelę. Eik, koks gražus katas. Nu labai gražus katas, Laurina meilė. Kaip tu tokį vadini mano taksoplazmosės nešiotojas. Ir nes mes kalbėjom su Laurina, kad
kad negalėjo gamta geresnė parazitų nešiotoją sugalvoti. Mielesnė. Mielesnė, neįmanoma buvo mielesnė sugalvoti. Kantriai, be triukšmų lauk, mažulės mano. Perkelsiu čia dabar. Yra balta. Atvažiuosim rytoj pasižiūrėsim, kaip bus nuganysas. Mano gražuolės ant kalną. Kol kas dar nepasileido tekinas bėgti į glėbį man. Bet vakar, kur nufilmavau tą sniegą, tai va matot, kiek jos suvalgė. Tai iš vis kažkas buvo labai intensyvaus. Pavasarį praktiškai padarė. Tradicinė kakio apžiūra normaliai. Sunkiai man čia sekasi ir koliukus rinkti, ir sukti, ir viską daryti. Ir va čia pamačiau tą berusiuką, rudžio vaikas. Ir kažkaip, gaila tikrai tą rudį išvežti. Visus šiaip gaila būna, aišku, aš suprantu, kokiam veganam tai nėra to suvokimo, kaip čia taip iš vis įmanoma ir panašiai. Ir toks, bet vis tiek tu, kaip čia pasakyti, tos karvės jos yra, jos labai fainas yra individualiai, kiekviena turi savo ten charakterį, ten dar kažką ir toks jausmas, kad tų besidubliuojančių karvių nėra, bet šiaip karvės yra unikalus reiškinys kaip banda. Tai va ten Vaito Kvešer skaičiau postą apie tą, pas jos ten pradėjo vesti vaikus, ir jie parašė apie tą gyvybės, mirties ir suirimo ciklą ir kad nors atsirand nauji individai, kai kurie miršt, kai kurie nužudomi yra, bet banda visada egzistuoja. Ir tas yra labai fainai. Ir unikalus tas bandos buvims, tai yra unikalus reiškinys. Žodžiu, čia kelias karytas man neprainti, reikia man kažkai greičiau čia pasistengti, padirbėti. Aišku, žioplė galėtų apeiti mane ir praeitų, bet ne, mato, kad draugas eina žemyn ir jinai nori eiti žemyn. Nenori kilti ir paskui leisti žemyn. Žodžiu, tai va. Tai aš ir galvoju tą, kad rudžia, kad ir nebebus, bet rudžia palikimas liks. Ir mūsų nebebus. Nesvarbu, kad mūsų nenužudys, gal ir nesuvalgys, bet mūsų irgi nebebus. Ir klausimas yra, ką mes paliksim. Čia tik labai filosofiškai. Bet taip, karvės palieka nuostabią bandą, kuri toliau dalyvaus ekosistemos funkcijose neikit. Gerins dirvožemį ir visą ekosistemą. O va ką žmogus paliks. Čia yra klausimas. Ir didžiulis. Tai va, tokia filosofinė nata. Reikia ir baigti šitą video.